Telekomunikacijų bendrovė Baltikum švenčia savo 25-ąjį gimtadienį. Lygiai prieš ketvirtį amžiaus kartu su telekomunikacijų bendrovė gimė visų mūsų mėgstamas kanalas Baltikum televizija, kuriame sukurtos ir tebekuriamas populiarios laidos. Pirmosios tai buvo miesto naujienų laidos ir laidos vaikams. Iš laidų, kurias labiausiai norisi paminėti dabar, tai yra jau kultinė tapusi laida Reidas su Gintaru Vaičekausku ir dvi laidos pasiekusios nacionalinį eterį, tai muzikinė laida Viskas ir laida Kitoks gyvenimas. Nuo pat pirmosios dienos tęsiasi sėkmingiausias Baltikum televizijos projektas – Žinių laida, kuris dėl žiūrimumo lyderio pozicijos nuolatos lenktyniauja su kultiniu Gintaro Vaičekausko reidu. Stengiamės, kad mūsų žinios būtų įdomios kiekvienam. Jose randame vietos ir kasdieniams miesto įvykiams, ir sportui, ir kultūrai. Žurnalisto pareigų mūsų darbuotojai nepamiršta net laisvalaikių. Baltikum TV visada garsėjo kaip gero kino televizija. Neoficialioje aplinkoje, kur nors vakarėlėje ar draugų rate dažnai išgirsdavau Baltikum, tai čia tie, kurie rodo daug gerų filmų. Iš tiesų, kai kurie anonsus matai, kad tų gerų filmų, serialų, laidų ir dokumentikos yra labai daug. Netgi tenka mokytis kalbų – prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, net olandų. Ir dar apie kiną. 2003-aisiais gimė jaunesnysis Baltikum televizijos brolis. Pirmasis mūsų šalyje lietuviškai garsintas skaitmeninis filmų kanalas Baltikum auksinis. Per sezoną Baltikum auksinis parodo daugiau negu 100 filmų premjerų. Tai geriausias Holivudo, Europos ir viso pasaulio kinas. Įsijungę Baltikum auksinį per dieną jūs galite pažiūrėti netgi 10 filmų. Ir kas svarbiausia, be jokios reklamos. Na ir žinoma, koks gimtadienis be akcijų. Karščiausia Baltikum skaitmeninės televizijos naujiena – tai privatus televizijos paketas, kuris kiekvieno jūsų namuose gali būti skirtingas. Nes programas į jį jūs galite įsirinkti patys. Savo 25-ojo gimtadienio progą kiekvienam skaitmeninės televizijos abonentui pasirinkusiam privatųjį paketą pasirinktas programas padovanosime visiems metams. Švęskime gimtadienį kartu!